kanalą ir šiandien aš vėl čia savo įprastoje vietoje. Žinau, kad jau seniai matėmės, aš beveik mėnesį laiko nefilmavau. Na, tai buvo kažkokia pertrauka nuo to, aš daug galvojau apie kanalą ir daug galvojau, ką filmuoti. Taip pat gulėjau ligoninėje net kelis kartus per tą laiką, tad taip ir gavosi, kad nefilmavau beveik mėnesį laiko. Bet dabar aš vėl čia ir šiandien noriu su jumis tiesiog pasikalbėti, nes aš visada ką nors rodau, ar tai kažkokį patikusį daiktą, ar kur važiuoju, o niekada nesu taip prisėdusi ir tiesiog nuoširdžiai su jumis pasikalbėjusi. Tad šiandien tą norėčiau padaryti. Netrukus mano gimtadienis jau už 3 dienų, na, aš neskaičiuoju šiandienos ir neskaičiuoju sekmadienio, kada jis bus. Tad pasiruošimų yra tiesiog kalnai ir tai yra vienas svarbiausių gimtadienių, manau, nes man sueina 18 ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Būtinai filmuosiu tiek pasiruošimą gimtadieniui, tiek patį gimtadienį, nes noriu su jumis tuo pasidalinti, kaip ir pernai. Dar daug galvoju apie, kaip sakiau, kanalo atnaujinimą. Noriu atnaujinti patį kanalo stilių, kai dabar yra persikinis mano vlogs ir širdutė. Noriu pakeisti intro, nes jau jūs sakote, kad jis šiek tiek nusibodo ir man pačiai šiek tiek nusibodo. Tad ir jį noriu keisti. Aš buvau prisėdus prie kompiuterio jį keisti, bet nežinau, tiesiog mano programa kažkaip jinai labai gerai tvarko video. Aš su ja galiu kalbėti, uždėti visokiausias muzikas, greitinti ir daryti visokius kitokius efektus, bet intro yra labai sunku padaryti kažką gražaus ar judančio, nes tikrai norėčiau judančio. Bet to be galo sunku surasti melodiją tinkamą. Vienos visai netinkamos, kitos nelabai gražios. Tad tai irgi yra toks sunkus reikalas ir aš dar kol kas to intro kaip ir nepadariau. Taip pat planuoju pirkti naują kamerą, nes tiesiog dėl jūsų, kad būtų geresnė kokybė, kad galėtumėt jūs mane žiūrėti geresnė kokybė ir tiesiog aš noriu, kad mano kanalas tobulėtų ne vien tik intro pakeitimu, bet ir kokybė. Bet aš net nežinau, ar man verta atsinaujinti tiek kanalą, tiek patį filmavimą, jeigu būtų nauja kamera, nes bent jau man, kai kas nors atsinaujina, labai nepatinka kažkaip, taip išmuša iš vėžių, nes atsinaujina dažniausiai ne į gerąją pusę, tad aš visada galvoju, kad viskas liktų taip, kaip yra, tad gal jums tai yra, aš nežinau, tad galite komentuoti, ar norėtumėt, kad aš keisčiau savo kanalą, kamerą, galbūt filmavimo stilių. Tai va, dar viena tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai apie susitikimą su fanais, tai fanmitų vadinamu. Aš jį tikrai planuoju daryti šią vasarą, tik nežinau kur, Kaune ir Vilniuje, tad aš sugalvojau, kaip tai nuspręsti. Aš į savo monovlogs Instagramą įkelsiu 2 nuotraukas. Vieną už Kauną, kitą už Vilnių. Ir leisiu jums nuspręsti, kur geriau daryti. Jeigu jūs balsuojate už Vilnių, laikinkite Vilniaus nuotrauką. Jeigu balsuojate už Kauną, laikinkit Kauno nuotrauką. Ir aš tada pažiūrėsiu, kuri nuotrauka surinkus daugiau širdučių Instagrame. Ir taip ir nuspręsiu, kuriam mieste man daryti susitikimą. Apie konkrečią datą dar nelabai žinau, dar nesu nusprendusi, bet kai nuspręsiu, būtinai jums pranešiu. Norėčiau nufilmuoti kokį nors vlogą, be savo gimtadienio. Norėčiau kur nors važiuoti paatostogauti, gal žiūrėsim, gal važiuosim į Palangą, bet dar nežinau. Norėčiau dar pakalbėti apie mėnesio favoritų video, tai aš jau žadėjau grąžinti į savo kanalą, bet nufilmavau tik vieną, nes dabar mėnesio favoritų tikrai nėra kaip filmuoti, nes visų pirma, aš tiek galbūt neperku produktų, nes kai kam taupau, o visų antra, jeigu ir perku, man jie nėra taip patikę, kad aš juos rodyčiau kaip savo mėgstamiausius, tad ir tikrai nesiruošiu rodyti produktą, kuris man iš dalies patiko. Aš rodysiu
tik tada tą produktą, jeigu man jis iš visos širdies patiks. O dabar tiesiog nėra tokių produktų, kuriuos aš norėčiau jums parodyti, rekomenduoti, tad tiesiog neišeina daryti tokių video. Bet užtat manau, kad į mano video sąrašą tikrai eis maisto favoritai, nes aš mėgstu ragauti kažką naujo, naujus jogurtus, naujus sveikus sausus pusryčius ar kažką panašaus. Vienas iš tokių video jau buvo ir tikrai norėčiau daryti juos ir toliau kas mėnesį. Taip pat noriu paklausti jūsų, ar jums būtų įdomu žiūrėti tokius video kiekvieną mėnesį. Ar jums iš viso rūpi, ką aš valgau? Taip pat girdėjau, kad jūs domina, ką aš skaitau, mano knygų apžvalgos, tad turiu jums gerą naujieną. Aš įsigijau puikią knygą, kurią skaitau kiekvieną vakarą ir kai tik ją perskaitysiu, parodysiu ją jums ir apžvelgsiu ją, tad taip pat bus ir toks video. Tuoj, minutė. Esu išleidusi štai tokią savo minčių knygutę su savo piešiniais. Na, aš dar jos nesu viešinusi, tik tais Teenage puslapyje, dabar neprisimenu konkrečiai pavadinimo. Ten buvo straipsnis apie mane ir tik tenais yra šios knygutės nuotrauka ir parašyta apie ją. Aš įmėsiu to straipsnio būtinai linką apačioje. Minčių knygutė Kitty Edition su mano piešiniais. Kiekvienas mėnesis turi savo kačiuką. Štai prieš. Vasaris. Liepa. Man labai gražus rugpjūtis. Štai ir dar labai gražus yra spalis. Ši knygutė yra kietais viršeliais išleista Tuka spaudos namuose. Jie pradės prekiauti visose knygynuose jau nuo žiemos. Tad tikiuosi, kad jūs sudomins ši knygutė ir jūs ją norėsite įsigyti. Štai čia kita pusė. Dėl to aš labai džiaugiuosi ir manau jau esu sakiusi, o jeigu ne, aš rašau ir antrą knygą, taip pat su kačiukais, tik šį kartą jau tai bus nebe užrašų knygutė, o patarimų knyga, tad ją planuoju baigti galbūt kitą vasarą ar pavasarį. Kaip seksis rašyti tiesiog. Nes kartais, nežinau net kol jau noriu, kai būna graži diena, pavyzdžiui, ir galvoju, ką šiandien daryti, filmuoti video ar eiti rašyti knygą, nes knygą rašyti taip pat yra nelengvas darbas, nes ne visada būna įkvėpimo ir parašyti neužtenka. Aš kiekvieną puslapį iliustruoju su kačiukais, tad kol juos nupiešiu, kol sugalvoju kokius, tai tikrai užtrunka ir yra darbas iš visos širdies, tad tam prireiks laiko. Mano planuose kaip nekaip, bet yra įrašyta aplankyti Paryžių. Aš to labai tikiuosi, kad kitą metą pavyks padaryti. Tai būtų kažkas tokio, nežinau net, bet aš tiesiog vloginčiau ištisai, man atrodo, nes tai būtų didžiulis nuotykis man ir aš tikrai norėčiau su juo pasidalinti su jumis ir neturiu žodžių, kaip būtų nuostabu. Laukiu jūsų nuomonės apie tai, apie viską, ką noriu daryti. Lauksiu tų nuomonių labai labai apačioje komentaruose ir susitiksime jau labai greitai. Susitiksime mano gimtadienio video. Geros dienos, tikiuosi jūs lauksite mano šių video ir iki.